Šįmet žieminių kviečių sėją pradėjome vėliau, kaip ir matyti iš to lauko, nors jau ir yra spalio pabaiga, bet kviečiai dar tik pradeda krūmytis. Šiuo metu yra 2-3 lapelis. Ta vėlinimą tai tiesiog šįmet įsiklausėme visgi į mokslininkų rekomendacijas, kad apsisaugoti nuo amarų daromo žalos iš rudens, kadangi jie užkrečia virusinę ligą ir po to tas, aišku, atliepimas pasirodo kitais metais, kai pradeda, reiškia, jau plaukėti ir bręsti javai, pradedamos matyti juodos varpos, kurios yra tuščios. Tai taip, reiškia, nukenčia visas lauko potencialas tiek derlingumo ir kokybės prasme. Maksimalus apsisaugojimas nuo amarų atliktas, nors dabar bevaikštant po lauką visgi matėme, kad amarų yra. Amarų tikrai yra ir šiuo metu, bet jie sėdi ant kviečių. Nes visgi rugsėjis, kad ir vėlinom sėja, kad ir rugsėjo pabaigoje, sudygo, aišku, tik spalio mėnesį, bet šilti orai ir kažkaip tai lengvai vien tik išspręsti tą problemą dėl oro atvėsimo pasirodo taip negalima. Visgi amarai skrenda ir šiuo metu. Ne tik amarai, bet ir muselės, muselių pakandimai, žaliakės muselės, daug matyti pažeidimų. Ir visgi vėlinant sėją, bent jau šiuo metu atrodo, kad sprendimas teisingas, bet parodys, aišku, kiti metai. Dabar matyti, kad ir vėlyvesnė sėja, šaknelės, kurios yra, gal čia šiek tiek giliau pasėta, nes darėme iš tikrųjų gilų žemės dirbimą, o matome, šaknelė yra iš tikrųjų pakankamai graži, tik atkreipti dėmesį, kad visgi sėja gal ir per giloka, bet vien tik todėl, kadangi žemę sudirbome su top-downu ir matosi, kad jinai tikrai yra minkšta, gerai paruošta, vien tik tam, kad sureguliuoti drėgmės režimą. Nes šie metai pas mus buvo labai lietingi ir žemės sunkios, tad tiesiog prašėsi, kad tai būtų, reiškia, atliktas gilus žemės dirbimas. Nors po pupų kaip ir nereikėtų, bet sunkiose žemėse tada pradedama matyti iš rudens, išgeltę plėmai ir tai yra tiesiog šlapioje žemėje, suspaustoje žemėje, deguonis neprieina ir javai pradeda jau, reiškia, stresuoti ir iš rudens rodyti gelsvus tokius plėmus. Atlikus tą gilų žemės dirbimą, tai matome, kad niekur lauke nematyti jokių pageltimų ir pasėlis matomas vienodas, žalias ir bent jau dabar atrodo, kad darbai lygtai atlikti visi teisingai. Purškimas atliktas, nors dar tik prieš kelias dienas atlikome. Laukiame, kada sudygs tos pupos, pabiros ir kitos 2 skiltės piktžolės. Tai kartu purškiant prieš 2 skiltės piktžolės naudojame direktorių, reiškia, herbicidą kartu su diflonilu, pridėjome fosforo 1,5 litro mūsų turimo MPK sudėtyje 5,75 ir manganą su variu. Tai dabar jau Juozas, iš tikrųjų pristatė, kas atlikta šitam lauke. O pažiūrėti tik galim, kaip atrodo situacija su ligomis. Ir čia gilis praktiškai idealus, net ir vėlyvai sėjai, tai tikrai ne per gilu. Matosi, kad
grūdai kokybiškai išbeicuoti. O, sliekų kiek čia. Ir šaknų sistema yra tikrai gera. Dabar žiūrint į koleoptilę, jos yra baltos, švarios, reiškia lygų, pažeidimų, pašaknio lygų čia bent kol kas tikrai nestebiu. Ir tas aiškiai matosi, kad koleoptilė palydėjo daigą iki dirvos paviršiaus ir tada sudygo. Tai tikrai, sakykime, problemų nėra, to labiau, kad po gero priešsėlio, tai su pašaknio lygom čia viskas yra gerai. Dabar dėl amarų, jų čia nėra tikrai daug, nėra taip lengva jos čia pastebėti, bet va čia, be abejo, yra kaip tik sparnuotas amaras ir atvedęs vieną vaiką ant lapo. Žodžiu, kada yra šiltas ruduo, užsitęsęs ruduo, amaram yra palanku iš tikro skraidyti ir jie į pasėlius atskrenda. Dabar įvertinti mano požiūriu, tai čia yra javinis amaras, kuris nėra tasai pagrindinis virusų platintojas. Mizus persica yra tie amarai, kurie pagrindiniai yra vektoriai, pernešėjai amarų į pasėlius. Tai kol kas mes tikrai negalim spręsti, kaip ta situacija toliau bus su tom virusiniam lygom. Tiesiog pavasarį reikėtų atlikti įvertinimą ir pirmieji požymiai, aišku, pasimato jau praktiškai vėliaviniam lapui išaugus ir būtent ant antro nuo viršaus lapo galima pastebėti pageltimą, parausvėjimą, o tas galbūt būtų tipiškas virusinių lygų požymis, o vėliau, aišku, tos juodos varpos. Tiesiog reikia kitais metais nepamiršti lauko ir vertinti. Netgi čia pastebima, ką aš matau, tai dar ir cikadėlės šokinėja lauke. Atrodo, stengiamės kiek įmanoma vėlinti tą sėją, kad tik išvengti kenkėjų antplūdžių, bet pasirodo ne taip paprasta. Net ir kalbam apie sėją rugsėjo pabaigą, vis tiek turime ir amarų, turime, reiškia, ir muselės pakandimų, geltonė, reiškia, tik išdygę, dar iš koleoptilės nespėjo išsivynioti, jie jau pakasti ir sunaikinti daigeliai. Tai visgi apsisaugoti nėra taip paprasta. Ir aišku, dar ko gero tos ir patirties nebuvo tiek daug. Tai vėlinti sėją, ar visgi galima sėti ir anksti. Dar kažkaip tai vieningos tokios nuomonės irgi pasikendu. Ir kaip tiksliau reikėtų daryti, ar visgi sėti anksti, atlikinėti purškimus, bet klausimas, ar tai yra veiksminga insekticido naudojimas iš rudens ir ant kiek jis gerai veikia. Ta, ką mes pastebėjom čia, dabar, sakykime, šitas sparnuotas amaras, jis turbūt čia užskrido, prieš savaitę po buvusių šalnų, nes temperatūra čia buvo ir dienos metu, ir naktį, tikrai palankios, tiesiog amaram dar kažkur tai veistis, dar neiti miegoti į pakrūmės, į griovius, kur ant daugiamečių žolių, sakykime, žiemoja, kur kiaušinėlius deda. Jie dar kol kas nori maitintis. Tai jų čia, aišku, yra. Bet tai klausimas, kaip su tuo perdavimu. Tiesiog
Jo dar Ir- iš rudens iš tikrųjų, kad galėtum akimi vizualiai matyti, iš tikrųjų nematoma. Ne, Čia tik jie ne. pasirodo atėjus pavasariui. Na, nebent taikant molekulinius tyrimo metodus, kurie yra pakankamai sudėtingi, na, nėra taip paprastai įvertinti. Yra pažeidimas Ar nėra yra ar ne? Ar yra perneštas tas? perneštas jo kenkėjo amaro pagalba ar ne. O Tai, žinoma, atėjus pavasariui mes pamatysime viską ir ant kiek yra veiksminga vėlinti sėją. Nes vėlgi, jeigu mes sėjame, tai ne vien tik, kad apsisaugoti nuo amaro, bet mūsų tikslas yra geras derlius. be abejo, Tai be abejo. jeigu mes, atrodo, bėgsime nuo amaro, bet taip susimažinam savo potencialą, tai vėlgi nėra gerai. Ir kaip tą atrasti aukso vidurį, kaip užauginti gerą derlių ir nuo amaro pabėgti, ir nuo ligų iš rudens pabėgti, kai yra šiek tiek iš tikrųjų apkarpimai nemaži su cheminė augalų apsauga, produktų naudojimu, tai yra pakankamai sudėtinga. Aš manyčiau, kad insekticidų naudojimas rudenį, tuo labiau, kai mes turim tik tai kontaktinio veikimo insekticidus, na, nebūtų tų priemonė ta, kuri galėtų apsaugoti pasėlius nuo... Nes tą, ką mes pastebim, na, sakykime, kolonijas formuojantis amarai, tai jos numušiai ir kurį laiką tikrai yra ramu. Bet dabar kalbant apie javinį amarą, apie tą būtent pagrindinį platintoją virusų Mizus persika amarą, tai jisai užskrenda, sakykime, nupurškiai po 2 dienų vėl gali užskristi. Iš kaimynų atskrenda, iš kitų. Taip. Ir ypač tam yra palanku, jeigu kaiminystėje yra laukas, kuris po javapjūtės yra nuskustas ir paliktas dabar, kur ten yra sužėlę iš tikro pabiros, tai na, iš to lauko labai greitai jisai čia gali migruoti į pasėlį. Visumoje, kalbant apie, sakykime, paviršinį žemės dirbimą, tai neišvengsime, kad tos pabirus liks vis viena viršuje ir jos sudygs, kas, aišku, yra automatiškai terpė ir lygom, ir palanku kenkėjam ten įsikurti ant jų. Na, kaip žinom, amarai yra mobilus, jie juda.